pagrindinės klaidos daromos bendraujant su ta visuomenės dalim, kuri yra truputėlį kitokia, nors man tas žodis labai nepatinka, yra tas, kad mes sustingstam ir jaučiam didelę baimę, nes mums tas pasaulis yra nepažintas, nežinomas ir mes tiesiog pasirenkam labai dažnai nebūti tame diskomforte. Tai nuoširdus domėjimasis, nuoširdus smalsavimas apie kasdienybę, rūpesčius, su ko susiduria žmonės. Kartais netgi nesmalsavimas, o bendravimas su šeimomis. Bendraujant su kitokiu vaiku, labai svarbu savo į kompaniją pasiimti smalsumą ir atvirumą, nuoširdų domėjimąsi ir palikti už nugaros baimę, nepatogumą, nežinomybę, tyrinėti tą pasaulį ir priimti tas taisyklės, kurias diktuoja tas vaikas. Susitaikyti su tuo, kad vadovas ribų nustatyme yra jisai ir taisyklių nustatyme yra jisai. Visada bendraujant su kitokiu vaiku, jūs galite pasiklausti šeimos, artimųjų, ugdytojų ir pasidomėti. Dingsta nežinomybė, dingsta ir nerimas, kaip bendrauti su kitokiais vaikais. Apie integraciją labai įdomus klausimas. Nežinau, kiek tai yra kitokių vaikų integracija į visuomenę, o kiek visuomenė turi integruotis, priimti, mokėti šalia gyventi, mokintis kartu, sportuoti kartu, valgyti kartu, eiti apsipirkti, tapti tolerantiškiems, suteikti pagalbą, pasiūlyti pagalbą šeimom, kurios augina kitokius vaikus. Ir ta pagalba nebūtinai turi būti finansiška ar kažkokia tais fizinė išraiška. Tai gali būti emocinė parama, paklausimas kaip sekas, ar tu esi pailsėjęs, gal tau reikia kažkaip padėti, kažko padėti. Tai jau yra labai didelis žingsnis, kurį iš esmės turėtų žengti visuomenės dalis integracijai į kitokių vaikų pasaulį, į šeimų, kurios augina kitokius vaikus pasaulyje. Žydruosius sparnus aš skaičiau ir man tai paliko labai šiltą žinutę, labai realistiškai atskleista istorija, ne tiek apie kitokį vaiką, bet su kuo susiduria pati šeima. Kiekviena atskira šeimos detalė, su kuo susiduria šeimos nariai. Ypatingai man patiko labai vieta apie brolį ir kokią didelę atsakomybę ir norą jisai neša. Rekomenduoju tą knygą iš esmės paskaityti absoliučiai visiems, nes kitokių vaikų mūsų pasaulyje yra pilna aplinkui. Tikrai manau, kad kiekvieno šeimoje mes turime kažkokių tai pažįstamų ar draugų, kurie turi tokį pažįstamą, draugą, giminaitį, klasioką, bendradarbį, kurio šeimoje yra kitoks vaikas, kurio šeima susiduria su tais visais iššūkiais. Todėl labai svarbu praturtinti save žiniomis, supratimu ir priimti tą dovaną, galimybę perskaityti knygą ir pajausti, ką išgyvena ta šeima, nes knyga iš esmės tikrai labai gera ir ten daugybė psichologinių dalykų, aspektų atskleidžia, kaip jaučiasi kiekvienas šeimos narys. Jeigu jūs pasigilintumėt į veiksmus, dėl ko, kaip, kas padiskutuotume šeimoje, tai galim beprotiškai praturtinti jūsų žinias ir suvokimą apie kitokias šeimas.